Jis man iš karto patiko. Iš karto. Jo rankos aš atkreipiu dėmesį. Ilgi, plani pirštai, siaura plaštaka, nagai gražios formos ir sutvarkyti. Vėdu apnašų gražus. Ir ne tokios moteriškos, o tokios vyriškos. Tokios ir turi būti muzikanto rankos švelnios ir nervingos. Aš jį pabučiavau. Pati. Žinoma, nustebo, bet neišsigando. O aš bijau, kad jis išsigas. Ką tėvai? Jiegi tik džiaugsis, jiegi bus laimingi taip lengvai manim atsikratė, kad įtaisė mane, kad su manim viskas gerai, kad nesitrankau vėl nežinau kur ir su kuo. Jiegi visą laiką laukia iš manęs kokios tai nesąmonės. Jie man venas tikrina debilai. Kažkas jas apšvietė ir nerado tų žinių. Atrodo, tik į ranką badytis gali. Aš noriu būti laiminga. Ir aš būsiu laiminga ir mes būsim laimingi kartu. Būsim laimingi. Kur jis dabar? Kas jam? Tikiuosi, tu gyvas ir sveikas. Kaip tu? Vis dar derini pianinus kvaišeliam, kurias kankina muzika.